paskui aš irgi į YouTube pasidėsiu į savo minutę. Gerai, tai va, sveiki. Mes esame Gigipunks, edukacinė platforma, dirbantį kartu su Erika Sins. Čia turim 3 devices. Mūsų pirmasis buvo Bullfrog Synthas. Galbūt jau matėte anksčiau. O šiandien turime 2 naujus. Tai vienas yra Bullfrog Drumsas, išėjęs realiai ką tik. Ir pats šviežiausias yra Bullfrog Mixeris. Tai galiu paleisti. Bullfrog Mixeris Confinas, jis turi 2 mono ir 2 stereo kanalus. Kiekvienas kanalas turi sendą. Yra 2 efektai, delėjus ir reverbas. Delėjus turi 3 maudus. Filtras šią dieną turi 1 maudą, bet ateityje su naujesniais update'ais bus daugiau. Yra DigiStyle filtras, kurį galima konfigūruoti 3 maudais. Rezonanso poziciją. Taip pat turim ir kompresorių. Turim atskirius 2 ausinių šeimus, tai labai tinka gerai grot laivui. Ir drum mašinas Confinas yra 7 sample slotai. Ir yra 8 dedikuotas kanalas, kuris yra CV. Tai galima programuoti, pavyzdžiui, baseline ar kažkokį melody line, naudojant, pavyzdžiui, Bullfrog ar bet kokį kitą modelą ar synthesizerį. Tai va, tai kviečiu padžemint, paeksplorinti. Tai gal tu gali pats biškai, vis tiek geriau gaudais, užmes kažką, tai parodyk tokią, nu... Gerai. Bam, greitai, žinai, tokią kažką. Ok, tai aš padėsiu čia tada. Jo, padėk šitą va. O, čia geras. O čia dabar vienas samplas groja, čia vienas samplas, ne? Ai, keli samplai. Aha. Jie svičinasi, ne? Jo, galima keisti patenus, kiekvienas matinas gali savo templus. Aha. O, geras. Cool. Tai dabar realiai tu drumboxą makaluoji, o dabar šitą čia acidas, ne? Baseline'as kažkoks. Jo. Šiaip galima viską atskirai CV pačiam patipečinti, kaip pripečinti serijos. Okay. No, biškai šitą parodė. Bullfrogas turi ir delėjų irgi, tai galima. Gali paaiškinti va šitas, aš matęs kažkada va šitos kardus, kas čia yra, kokios čia yra jų funkcijos. Tai įsivaizduokit, pavyzdžiui, čia turėtumėm pečą, tarkim, supečintą su laidais, tai čia yra tokie kaip save cardai, kaip tarsi senuose žaidimų konsolėse būdavo, tai galima turėti tokį kaip užseivintą pečą, arba, pavyzdžiui, kai kurie voice cardai, tai vadinami, jie turi skirtingų, tarkim, dalykų. Šitas veikia kaip teraminas, čia yra kaip tape recorderis, dar yra kažkur tai ten stalo galite rasti ir sekvensorius, 5 stepsų, ten, Mikai, pažiūrėk, ten yra 5 stepsų sequenceris, jo.
Jo. Ai, Labas. Čia gali Ne filtrą, žiūrėk, arba sikasi. vieną, arba kitą. Jo, įsikišt. tai gali pakeisti, pavyzdžiui, uždėti šitą. Jis tiesiog užtyla, kai pasikeitė. O geras. Plug and play iš karto. Jo, plug and play, tai praktiškai nereikia net kabelių. Ką tu dabar įkišai? Dabar groja tiesiog, gali čia pafilmuoti, pažiūrėti. Čia yra 5 stepsų sequenceris, kuris tiesiog galima keisti. Ai, super, supratau. Čia yra delėjus, ir dabar viskas eina per pultą. Tai aš galiu dar pultę papildomai naudoti filtrą, arba galiu čia filtrą naudoti. Žodžiu, filtrą gali ir ten sukioti. Jo, tik tai skirtingi filtrai. Čia yra toks DigiStyle filtras, o čia yra tiesiog filtras klasikinis su rezonansu. Ir beje, šitas sintezatorius turi sainą, pulsą ir noise outputą, kurias galima siųsti arba individualiai, arba tiesiog iš vieno bendro mix auto. Tai žodžiu, galima susipečinti labai įdomių pečių, yra ir divideris. Už manęs yra čia toks pat XL versija, tai čia turi šiek tiek daugiau funkcijų. Tai yra splitteris, yra inverteris, slių, timas. Veikiantis šitas? Jo, veikia viskas. Tai realiai čia yra identiškas kastamas, tuos naudojam savo kursams, privačiom pamokom ir panašiai. Ir mes dabar esam padarę ir online versijas, tai yra sukurta, kaip čia, virtuali versija šito sintezatorius ir drum machine. Tai pavyzdžiui, tą, ką mokam mokiniams tarp savo paskaitose, tai mes arba workshopuose galime, tarkim, duoti namų darbų ir žmonės grįžę namuose gali atsidaryti per telefonę ar ten kompę visiškai identiškus instrumentus. Ja. O tai kokios kainos jų yra, vat, jeigu... Jau jie yra pardavime? Jau yra pardavime. Man atrodo, kiek pamenu, be takso, be mokesčių, be PVM, kaip čia pasakyti, 500 eurų. Jo, ir realiai panašios kainos. Šito dar nespėjau pažiūrėti, nes mes tik šiandien jį gavom ant stalo. Po 500 eurų maždaug? Jo, maždaug. Tas etapas 1500. Kažkas panašaus, bet jeigu, kaip čia, esat mūsų, kaip čia, kurso studentai, mokiniai, be abejo, padarom daug geresnę kainą. Ir paskui dar šitos kortos kainuoja, ne? Šitos tie vaiskardai ateina jau kartu. Ką, ateina kartu, skaičiuota ta prasme? Taip, skaičiuota, jo. Okei. Nu, cool. Gerai, va, tokį pasidarėm, tokį šiandien įmesiu į YouTube, atsiųsiu linką. Ateikit pažiūrėti, mes penktadienį, šeštadienį čia turėsim džemo konkursą, va čia ant sienos yra plakatas, tai bus galima dalyvauti ir laimėti įvairiausių dalykų, jo. Tai bet šitą Erikas Sins, tai čia naisi Latvijai gaminam ar kur? Jo, yra realiai dizainas, turbūt gaminama Kinijoje, ar ne? Ne, viskas gaminama Latvijoje. Aha, okei. Nu, super, gerai. Tai ačiū. Dėkui.